Pirmadienis su apžvalgos aikštele Sinėse. Čia Portugalijai taip miestas vadinas. Taip vaizdas gražus už mūsų, mes kažkur aukštai, jūra žemai ir keliaujam truputėlį pasižvalgyti ir aplankyti Vasko da Gamos paminklo, monumento, Statula. skulptūrą. Tai Einam žiūrėti. O už mūsų vaizdelis fakus. gražu kaip visada. Su varpais mums pasitinka, kaip jis ten vadinas. Vasko da Gama. Toks plačių pečių vyras buvo. Vasko da Gama yra Indijos vandenyno atradėjas, keliautojas ir jis yra gimęs šitą miestą. Ir šalia yra pilis, muziejus, bet dėja pirmadienis ir jis nedirba. Todėl mes jo neaplankysim. Bet bent jau apeikim aplinkui. Einam akmenuotu paplūdimiu. Tam pačiam miestelį čia dar vis mes Sinėsas. Ir čia akmeninis tas paplūdimys, nėra jokio smėlio. Laukinis paplūdimys. Biški šarčiau einam pažiūrėti bangas. Geras akmenukas. Pats pasiūlei, kad pasiimčiau, tai dabar neškit mašinos. Tai aš tau siūliu jį pasiimti. Gerai, galima eiti. Įsidėsi kišenę. Šimtas žironas galėtų būti tau. Geras. Ne, nešiu. Tai kam taip negražiai nušveitė? Iškrito. Dar vieną rado vat akmenį, dabar jau tikrai pati galės nešti. A, ne? Įsidėk į kišenę. Nauja vieta. Laiptai dar nematyti. Spigliuoti tokie tarpais. Laiptai spigliuoti? Aha. Mes čia džiungliam kažkokiom einam. Nu tai kaip visadagi. Kur Bet čia- įdomiausia. Bet čia geras keliukas, čia ne pačių sugalvotas. Nu taip. Kas tai tave primušė? Nu baig čia nai. Skaičiuoji laiptus. Ne, Ar žinai, kiek jų reikės? 200. 200. Kiek nuėjom? Nesuskaičiavau nei vieną dar. Tai čia, žinok, aš spėju, kad va šituos va reikia skaičiuoti. Tokius? Taip. Bet šitokie laiptai visiškai netitinka ėjimą. Man tai geriau va čia eit, per pamatą. Tai štai yra nulaužytas jisai visas. Nuo tokių kaip aš, Mhm. supratau. Nu labai daug čia tų laiptų. Ir dar daugiau jų nulipam. Va, kokie gražus kaktuso žiedai. Čia pačioj gražiai išsiskleidęs. Aš matau viršai. Bet tai tu ten matai jį neišsiskleidusi dar. Išsiskleidęs. Ai, gal ne iki galo, kaip tu ten sakai. Fotografuoja kaktuso žiedas. Kaip netikėta. Visiškai. Jėtų kaip karšta, kaip durnelą kokia apsirengia tą megztinį. Gerai, kad bent jau ne kaktusai. Na. Šonais turi eiti. Iš vieną šoną tas pamatas, o iš kito krūmai. Sako gerai, kad ne kaktusai.
O tai kas čia? Nu, bet ne per kojas braukia kaktus. Geriau jausiai įdurt. Pasižiūrėk geriau apačion. Atėjom? Taip, einam pasižiūrėti. Čia šitas urvas jau ten tipo žinomas jau labai senai, netgi kažkokie pirmykščiai žmonės kaip ir gyvena jame. Yra žmonių vidai kalba. Koks vėjas. Nepasiėmėm jokios šviesikės, va, ką nepadarėm. Kad čia jos ir nereikia. Ne? Prirūkyta čia jau viduj. Fu, kaip šlykščiai daro. Ir priėjimas iki pat vandens. Gera vieta. Išmaudyt netyčia Gali. kojas. Numazgot. Ir iš kiemo pusės urvas taip atrodo. Geras vaizdas. Urvelis įspūdingas. Labai. Ir tas išėjimas prie vandenyno. Aha. Lubos apaugę voratinkliais. Gerai atrodo. Toks savotiškas žavesys, dar nesam nei vienam urve taip matę. Nu, buvo irgi voratinklių. Ir tuose mokamuose buvo. Taip, bet ne tokie gniutulai kaip čia. Nu, netokie. Esam šalia Lisabonos, prie labai gražaus urvo. Miestelis čia vadinas, kuriam dabar mes esam. Kaskaisas. Kaskaisas. Čia tas urvas turi tokią legendą, kad kadaise čia stovėjo bokštas ir jame piktas burtininkas uždarė pačią gražiausią miestelio merginą ir paskyrė riterį, kuris turėjo ją saugoti, o jie įsimylėjo ir pabėgo. Ir tada burtininkas kerštaudamas čia pravėrė žemę ir jie nugarmėjo į gelmes. Su visų bokštu? Tai taip išeina. Dar ten pasakai vieną irgi legendą apie tą pabėgėlį. Kažkoks, tai nebepasakysiu ten nei vardo, nei pavardės. 1930 metais anglų okultistas čia kažkur tai šitoj vietoj paliko ale savižudžio raštelį, kad pabėgtų nuo meilužės. O paskui ir taip suvaidino savo mirtį. O paskui po 3 savaičių Berlyne ramiai pasirodė parodoje. Tai va čia jau tikras faktas, manau. Ko tik neprigalvoja, chebra. Dabar truputuką apeinam aplink čionais. Ai tiesa, čia kai būna didelės bangos, garsas iš tos uolos būna kaip griaustinio. Bet kadangi vandenynas ramus šitom visom dienom, kiek mes čia maskatuojam, tai... Bet vis tiek, sukūriai visokie sukasi. Jo, nesakyk, kad ne. Dabar va didesnė banga biški tieškės. O iš taip, geriau matysis gal. Nu, apsukt reikia kamerą, geriau bus. Labai fainai atrodo, man tai labai gražu. Sukūriai čia visokie pasidaro. Tos bangos taškos.
Ir šito urvo vaizdas iš kitos pusės spėjus. Ir visa pakrantė va. Bet visa Portugalija ant uolos. Ir dar vienas siausias, Taškelis. vakariausias Europos taškas žemyninėj daly. Biški kažkokių panašumų turi ir šiauriausia man tašką, žinok. Na taip, Skardis, Jūra. jūra. Tik ne Barenco. Kalnai. Pasiekėme tą tašką tolimiausią, vakariausią. 3 iš visų, iš 4. Dabar liko ryčiausias. Mane žavi tos tokios idėjinės vietos iš tikrųjų. Nu. Vakariausias taškas aplankytas. Vakaro čia nelauksim, kol saulė nusileis. Dar ilgai reikėtų laukti, Tai o mums dar daug varyti. šiandien daug Ne nebevarysim. šiandien turiu omeny apskritai. Tai ką, Reikiam ieškoti nakvynės vietos. Ir lauk rytojaus, bus kažkas naujo ir įdomu. laukiu kaip visada. Na ir gerai. Iki. Atsirado mieste Perysi, už mūsų švyturys. Vienas seniausių Portugalijoje pastatytas 1790 metais. O ten mieste, kuriam buvom Sintra. Sintra, tenais mes nakvojam. Norėjom pakliūti į pilį ten tokią įdomią Dvarą. dvarą. Nu, bet ten atrodo tai kaip pilis. Nepakliuvom. Ryte atėjom, sako, pirkit bilietus ir įėjimas bus ten 2-9 valandą. 2 valandą, taip. Tai nusprendėm, kad neįsim. Nelauksim, o važiuosim toliau. Tai dabar atsiradom čia prie švyturio. Ir vėl tie nuostabieji, gražieji Krantai. krantai. Kaip čia įdomiai atrodo. Kaip tau vaizdas čia? Čia kaip labirintai kokie. Bet tai čia pelim labirintai, ne mum. Nu, kokiom tau pelėm? Nori, aš pabūsiu tą pelę. Pabūk. Nu gerai, biški gal pelėm. Va, čia va, įeik į tą slaptą vietą. Kur? Čia. Netelpi? Talpu. Per didelę pelę būsi pasirodo. Nu, tikram labirinte, žinok, tu čia atrodai man. Gal geriau eisiu viršum. Nueik. Nu ir įdomus šio pasivaikščiojimas. Dar taip neteko man niekad vaikščioti, žinok. Tokiom vietom. Šiais įdė dar kur toliau? Jo. Natūralūs suolų labirintai. Bet čia ir nusivožt gali, blemba. Ne, tada einam kokio saugesniu keliu. Gerai? Grįžtam atgal. Siaurutis praėjimas. Tai čia pasiklysime, stovi viršum vaikščiodami, neberasim kaip grįžti. Kažkaip. Pagaliau žemę pasiekiau, nebe akmenų viršum vaikštau.
O čia tuneliai užversti smėliu. Užpūstę turbūt. Kaip įdomiai, ką? Mhm. Ten tuneliai, o čia nais užkapstyta. Įdomios suolos, ką? Nugi labai žinok. Labai gera apžvalgos vieta čia. Dabar bangos šitos vietos nesiekia. Čia drąsiausiai turbūt netgi apeina ratelį, va per šį čia visur. Nu jo, čia nai. Va čia gali nulipti, bet paskui kaip užlipsi. Na tai bus sudėtinga. Pafilmuosiu, jeigu nori čia visur. Ir vaizdas iš tos vietos, kur aš stovėjau, kur dar tebestoviu. Patogus sostas atsiradai. Aha. Svarbiausia šiltas akmuo. Tiesiog į prarąją žiūrim. Šitas paprastas žuveliukas veda į labai paslaptingą vietą. Dėl kurios mes čia ir važiavom. Turėklai. Ir ten einam prie jų. Čia kaip į kokį balkonėlį leidės. Mhm. Čia biški vėsiau nei viršui. Laukiam Jūratės dabar ateinančios į šitą gražią vietą. O, kai jinai greit lipo, kaip raketa. Eik, tu kaip fainai, geras. Labai įdomi vieta. Vau. Bangos, plakas. Gera vieta. Labai. Fantastika. Pamojuok. O, labas. Slaptoj vietoje esi? Aha. Tarpekliu einu. Daugiau ir nebenueisiu, jau viskas. Pasigražėjom šią gražią vietą. Va tiek va išsinešam gražių vaizdų savo akyse. Ir dabar kur mes lėksim, žinai? Tai turbūt į Nazarę. Taip. O kas ten yra? Aukščiausios pasaulyje bangos. Bet ne šiuo sezonu. Tai va. Nu, bet kažkokias bent jau pamatysim. Vis tiek bus kažkas. Taip. Esam Nazarė. Banglentininkų. Rojuje. Banglentininkų rojuje. Čia va, ateinam. Nu ir ką dabar mes matom? Pakankamai ramią jūrą. Visiškai rami. Bet vis tiek jau einam, žiūrim, pabandyti kažką bent pamatyti. Leisimės į apačią iki pat jūros turbūt. Šitais skardžiais. Ne, ten bus gal laiptai normalus. Ok. Nu, o pažiūrėk, ten iškišulys. Kaip gražu visur. Žmonės kai skrusdėliukai. Tas iškišuliukas, va, kur sakiau, yra atei žiūrėti. Ten tolumoje yra žmonių. Jie ten tiesiog vaikšto. Kažkas vat guli, žiūrėk, matau.
Dar ne sezonas čia skaitosi, dar Mhm. anksti, dar jūra šalta ir žmonių dar čia yra pakankamai nedaug. Bet bangos toli nuskrendavo, žiūrėk, ten žmogui, kai dėjo iki triusiuko banga. Gerai, kad nelik pažastų. Būtų nuplaukęs, Žiūrėk, Vaikas ten valioja. traktorius. Matai traktorius? bėga atgal, Ar matai traktorių? nematau. Ai, va. Lygina paplūdimį. Nematau dar. Oi, čia nuo pačioj banga, žinok, visai gerai atrodo. Taip atrodo, kad čia nieko nėra. Nu, iš viršaus. Kur tas tavo traktorius? Mano. Nu, sevakšrais jis ten važinėja. Į jūrą stumą smėlį. Pas mum iš jūros, o čia į jūrą. Kaip taip gali būti Aš atvirkščiai? įsivaizduoju vasarą, tai čia būna tiršta žmonių ir nėra vietos, kur koją padėti. Žinok, jeigu bangas didelės būna, tai turbūt neleidžia jiem čia būti. Čia bangos didelės būna. Tai ir dabar, rudenį ir žinau. žiemą. Mhm. Ir dabar, va, to, kai pasižiūriu, Kai žinok, tam audros, vietom. jeigu tai taip. Mytinė būtybė. Banglentininkas. Nu, okei. Įėjom į švyturį. Ir radom tokią Banglenčio. ekspoziciją, parodą. Ar tai Nu. Ir dabar. muziejum čia nelabai pavadinsi. Nu, jo. Dabar dar einam ten visur iš kiemo pusės pasidarysim. Ir į viršų reikia palikti tenai tą apžvalgos aikštelėmis. Einam. Turbūt iš čia jau gaunas geriausia vieta stebėt bangas. Aš kaip galvoju. Gali visko būti. Iš aukštai neatrodo didelės bangas. Pabandysim nusileisti ten prie to urvo, dar pasižiūrėsim, kaip atrodo. O šitokios bangos būna šitoje vietoje. Kai pasižiūri, tai net sunku patikėti. Pasivaikščiojom po švyturį. Dabar leidžiamės iki jūros. Lysim į urvą, kol neužsėmė. Nu, tai neturėtų jo čia užsemti, aš manau. Taip. Čia greičiau lietus gali ateiti, nei tą urvą užsems. Kas yra labai tikėtina. Jo, ir taip jaučiasi oras vėsta. Gan taip stipriai, sakyčiau, žinok, jau pravėsa. Gal truputėlį greičiau pajudam. Kaip vaizdelis. Pažiūrėk, beveik iki urvo jau kalė banga. Bandom nusileisti į O kai apačią. stovi viršuje, atrodo visai bangų nėra. Kas krusdeliukas šitam urve? Sakai, skrusdeliukas atrodau. Tokia mažutytė. Žiūrėk, ką aš tau radau. Kągi, kriauklytė. Akmeniuką. Ir vėl akmeniuką. Trinkti. Skrusdeliuko, skrusdelino įėjimas. Leidžia vandenis stogas. Tiesiai skrusdelinan. Išvažiuojam, nebe peškom einam. Nebepavilkam kojyčių. Taip ir nėra taip, kad nepavilkne. Ne, Tiesiog taupam laiką. dar ne tiek esam iškaupę. Mūsų greitis kosminis, garsas kaip kosminė laiva. Nebežinau net kelintadienis jau šiandien. Turbūt trečiadienis.
Ir Nežinau, ir aš. Trečiadienis aš tiesa. apsiniaukę. Ir šiandien pirmą kartą matom tokį pasiutusį Atlantą. Rūkas. Šiandien nusimato mum biškio kilometro pravažiuoti. Nuo Nazarė važiuosim tolin į šiaurę. O čia pas mum toks rūkas, kad va net jūra čiūt matos nuo šito va skardžio. O matėsi tiek toli iš tikrųjų, kai Na. buvo gražus oras. Lekiam. Negana to, kad labai keista aplinka, kaip dykynė kažkokia tai. Portugalija visiškai kitokia vėlgi. Tai dar ir keliu labai įdomi važiuojam. Iš abiejų pusių kelias skirtas dviratininkam. Mašinos važiuoti turi va čia va per viduriuką. Ir tokių va žiedelių pridaryta, kad nelėktum. Va atrieda atidunda arūnas. Čiut kosmosą nepakyla. Keliaudami truputuką sustojam čia prie bangų pasižiūrėti. Negaliu atsižiūrėti. Visada man to mažai ir trūksta. Bet čia bangas dabar jau tikrai tokios spūdingesnės nei vakar. Nazarėje turbūt būtų buvę šiandien dar geresnės jos. Bet jau mes gerai atitolę. Lėkiam toliau. Kur mes atvažiavom pagal tave? Nežinau į kokį miestą, bet atvažiavom į laivą, bet neplauksim į jūras į marias. Nes tas laivas jau yra muziejinis. Net ne muziejinis, o laivas muziejus. Muziejus yra įrengtas laive. Ir tas laivas, parodysim. 1955 metais, o paskui, kai jau buvo nurašytas, jam grėsė metalo laužas. Bet bendruomenė nusprendė, kad reikia jį prikelti ir padaryti šio muziejų. Ir 98 metais tas laivelis čia vat atrestauruotas ir dabar traukia turistus, tokius kaip mes. Jo, laivas ligoninė ir kartu ledlaužis. Taip, tarnavo tokiem reikalam, kai buvo tikras Jo, jisai čia ligoninė buvo žvejų. žvejų, taip. Ten turėtumėm operacinės pamatyti, autentiškas. Jo, į kapitono virtuvę, kajutę, Kapitono tiltelį turėtumėm aplankyti. Nu, kažkas variklio tokio. skyrę. Matysim, Tuoj pamatysim. ar čia nepažadai. Toks įėjimas į laivą. Tai kaip į tikrą laivą. Tai negi ne. Žaislinis, matai čia. Nu taip, modeliukas. Štai mes ir laive.
Čia padaryti, matau... Ai, čia vat eisim gyvatuko. Viskas aišku. Jo, strėlės nupieštos ir niekur kitur nepapulsim. Čia kažkokie susirinkimai vyko turbūt šitoj salėj. Televizorius pakabintas, čia gal dar vyksta kas nors kokios... Pažiūrėk, Jūrate, Čia kaip nori- mes spėjom matyti. Noriu pasakyti, čia iš to gimtadienio jie visą atvarė. Ne, čia kažkokie jauni tenais, taigi buvo vyresnė, jau kur ten pažiūrėk, Ten kaip arklijuoja ten. Čia ryšiai turbūt kokie tai. Telegrafo operatoriaus kajutė. Jisai čia turbūt ilsėdavos. Kapitono apartamentai. Nu, Čia kapitono miegamasis, čia kapitono vonia ir tualetas. Dušas koksai paturbintas. o čia? O čia jau turbūt svečių kambarys. Jeigu kapitonas pasikviesdavo kažką tai. Ant kilimėlį. Tais laikais čia buvo oho technologijos. Nu taip. Jau pasiekimai čia buvo. Tais laikais čia buvo oho technologijos. Kapitonas kviečia tave į darbo kambarį. Tu kapitonas? Čia aš kapitonas. Supratau. Vairuok tada. Gazą biškį, va ten reiktų paduoti, žiūrėk. Kaip fainai, pirmą kartą stoviu prie va tokio įrankio. Plaukiam. Kompasas rodo biškį, kad reiktų pasislinkti mum vieną pusę kitą. Tai slink, reguliuok eismą. Viskas gerai, bet susiderint su bangom, viskas išsilygins. Kažkaip per katilas. Nežinau. Sriubai virti. Power. Koks vairelis dar mažiukas. Žiūrėk, čia pridėta kažkokių vėliavykių ar ko čia? O, ir šitas sukasi. Matai, stiklas sukas. Matau, Ar tu žinai, dėl ko jisai toksai? neturiu supratimo. Ir dar vienas ten yra. Teisingai yra. Ir kaip tu galvoji, kam jie gali būti tokie skirti? Neturiu supratimo, neįsivaizduoju. Kadangi valytuvų neturėjo tas laivas, šitas dalykas čia kai sukas greit, nuo jo vanduo nusitaška ir tu matai per langą vaizdą. Iš kur tokios žinios? Pats sugalvojau, ką tik. Čia geras. Nu, logiška. Bet ar tai tiesa? Nu, tai žinoma, pažiūrėk, varikliukai stovi. Dabar turbūt pakliūsim į pagrindinius darbo kambarius. Arba čia į viršų lipt, arba ten. Net nežinau, kur eit pirma. Tai gal čia? Kiek žuvų? Oho. Nemenkutės tokios. Dabar leidžiamės į -1 aukštą. Oi, matau operacinę. Gaila, kad taip tik tais iš tolių galim pasižiūrėti. Ne, aš manau, kad mes dar prieisim. Manai? Va čia įdomi. Bet tik tai gal? čia juos kažkaip kitaip įleido, matai? Variklis. Ir čia generatoriai. Generatorių kambarys. Laivo kirpykla. Nu, tai netgi tokį reikalą Nori turėjo. šukuosenos gal? Na, noriu barzdą nuskusti. Daug pažiūrėti, ar ilga labai. Oi, jau reikia skust pats laikas. Tokia maža patalpikė buvo skirta. Degalą užpilt laivui. Šičia elektrikas darbavos, taisė visus įrengimus sugedusius. Tai ką dabar pasireikšia? Būsiu kokas. Čiupk kokį nors įrankį, puodą. Bet tai matai, čia galima čiupinėti, kaip fainai. Nu labai. Nu, va, kitur jau ir nebegalima. Va, žiūrėk, mums virdulys naujas bus. Ką vaivirti? Na, Į kurį puodą sriubaus verdam? šitą.
Šitą. Nu, Kur mano didysis šaukštas? Ne, čia Ne. kiauras. taigi gerai. Čia žiūrėk, koks uždarimas langelį, kad būtų tamsu būdai. Čia kokia tai tarkavimo mašina. Čia žiūrėk spausdavo sultis kažkokias tai. Nu, tai kokia didumo. Kaip iš karto Aha. dar pagalvojau, kad kažkokia kaip mėsmalė, bet žiūriu, kad nesisuka, o keliasi. Didelis kiekis šį maistą turėjo daryti iš tikrųjų į visą įgulai. Visai įgulai ir ten tiem ligoniam, jeigu visiems. Čia va tai turbūt gamindavo baltą mišrainę. Taip manai? Katilais. Kriauklės. Va mano didysis šaukštas. Samtis visas čia. Štai mano didysis šaukštas. Petelnę kokią, pažiūrėjau. O, Čia tavį iškept galėčiau. tai jau lip man? Ne. Ne. Dar Eik tu savo, pažiūrėk, aš nepakeliu, o su viena ranka darnas. Nu, kur kotletėliai? jau kišeniai. Supratau. Valgysim vakare, ar ne? Taip. Labai gerai. Ką dar nori pagaminti? Nu ką aš žinau. Galim atnešti čia savo indus išplaus jie. Tai kad švarus tie indai palikti. Perplaus. Ai. Gerai, einam toliau. Tu man dabar pasakyk, kam 3 kranai. Vienas karštam vandenį, kitas šaltam, o ką trečias? Muiliukas? Gal. Va, šitas kambariukas, tai čia geras. Pečius, Tai pažiūrėk, čia kokias dar ryžės. žiūrėk, virtuvė dar nepasibaigus. Nepasibaigus šitas maišymo puodas jau kokią tai košę maišyti. Poplė. Nu, čia naveidita. Tai tas puodas čia suktas gal turėjo, net nežinau. Čia ir tu ir aš sutilptumėm į tą puodą. Va, miltus pasijau. Sijojimui. Geri dalykai. Kaip tau? Va net parodyta, žiūrėk, kaip kepa duona. Tai kuriam čia pečiui? Va čia. Šitam. Jo. Tai vienas drėlės čia, kitas čia. Kaip jau Yra čia apačioj atsidaro. dar? Ai, rankena nuimta yra apačioj kažkas. Neįlysim. Tai aišku, kad neįlysi, nenorėk, kad jau leistų. Temperatūra, va pečiaus rodo, pasižiūrėk, kiek daug jau dabar nekis. Pečiai iš beveik 100 laipsnio, tai įlendi. Iškepiau. Tos krosnės dydis, pažiūrėk, 4 skardom tokiom į vidų įdėtom didžiuliam. O tas skarda tai čia nemaža. Korta. Įgula, taigi ne 2 žmonės buvo. Tai ne mes čia mažuliukai dviese važinėjom. Nu, Į -2 aukštą einam. į -2. Puodai, indai, lėkštės, Įrankiai. puodeliai. Tai peiliai. Ir kur mes dabar, tu žinai, šaldytuvo mechanizmai čia. Nu, ta prasme, šaldymo siurbliai visokie. Dar tik taip pat šaldytuvas nematėm, kur yra. Va čia yra sandėlys, aš jau apžiūrėjau. Va, taip ir bus, nes čia temperatūra rodo virš durų. Taip, mes šaldytuvė. Tai noriu pasakyti, makaronus pupelės, ir čia žirniai, ne pupelės, laikė šaldytuvę. Tai galbūt, kad vėsiau jam būtų, aš neįsivaizduoju tokių dalykų. Svarbiausia, tai dar va čia va bufetas, tai aniem. Nu, tokie vyrėjas ateina pasisemti kokių makaronų ar kokio biškį. Linksmiau būtų. Nu, Pupelės. Čia irgi gerimukų, tų mažiuliukų kolekcija. Langeliai.
Vyno bačkos. Svarstyklės. Durų uždarimo mechanizmas. Suki. Suki rankeną. Kleračiai Per suko tą. uždaro. Jo. Taip eina čionai. Ir va štai šitą dantartį suka, kad duris užsidarytų. Nu, įdomu pamatyti tokie dalykai. Bele kokio įdomumo muziejus. Bele kokio. Aš atsiprašau už tą išsireiškimą, bet Šičia 3 žmonių miegama vieta. stewards kabin. Patalpos. Sanitarijos. Tai čia turbūt tulpė sanitarijos. Greičiausiai. Ir čia jau turbūt bus pagrindinis variklis laivo. Fui, koks tai kvapas. Naftos tepalų kažkoks. Pažiūrėk, kiek ten visokių manometrų, viską. Yra kaip nulipt žemyn. Yra va čia va laipteliai. Leidžiamės? Bet tai mes į viršų dar turėsim. Tai gerai, į apačią nusileidžiam, nes daugiau nebus kur eiti. Kaip Piterio laivo variklio forsunkės, ta prasme Atsarginės kūro dalys? purkštukai. Atsarginės dalis kūro purkštukai greičiausiai, aš taip manau. Tekinimas staklios, grėžimas staklios turi. Viską jie čia, kad vidury jūros galėtų tvarkyti laivą ir plaukti toliau. Deguonės kambarys. Kokia tu maža prie tų variklių priartėjus esi? Bet šitie visi turėjo žmonės būti kuduliai. Nu kodėl? Nes, nu, tu pasižiūrėk, čia jau manęs pilna. Kokia dydžia jie? Nu, bet tai ir laivas gynė valtelį. Ne valtelė. 7 cilindrai vienam varikliui, kitam taip pat. 7. Toks įdomus pasirinkimas 7. Kaip, net nebepasakytum, kaip kad šūniai 5 koja, jau čia kažkas tai labiau, tarakonai kažkokia koja. Manometrai, rankenikės visokios. Saugikliai, žiūrėk, kokia didumo. Gaila, arčiau nebegalima prieiti prie tų variklių apžiūrėti. Būtų įdomu labai dar pašnikštinėti apie link juos. Ten ir mažesnių variklių yra. Va. Kam tai jisai skirtas? Šičia. Gal tie mažesni varikliai skirta užkurt šitam dideliam. Pilna, čia viduje visokio įrengimo, kažkokių dalykų, katrų tikrai net nežinau, kam jie čia skirti. Iš po variklis skyriaus jau daktarų patalpos. Čia operacinė. Operacinė? Taip. Ir kaip skaičiau, autentiškai. Čia gydytojo kabinetas. Ten matai va nuotrauką pakabinta, kaip padaryta rentgenu. Čia nuotraukas darydavo. Ten pas tave nuotraukos, o pats rentgeno Čia aparatas rentgeno čia. aparatas, taip. Tos ligoninės tikriausiai. Panašu. Jo. Eik toliau, jeigu nori. VC ligonių. Dar viena palata. O čia ligonių valgykla. Virtuvėlė. Tikriausiai iš čia jau neždavo ligoniam, nes negi patys eidavo valgyti. Abejoju.
Tai žiūrint, kaip kam, žinai. Drabužių spinta. Ir čia greičiausiai bus ligonė tie drabužiai. Panašu, kad pižamos sudėtos. Vaistinė, sakai? Taip. Va, laboratorija vaistų gamybai. Jeigu kažką gaminti reikėjo, vaistai sudėti. Skalbykla? Panašu, kad taip. Skalbinių dėžės. O kas ta bačka? Džiovyklė? Ar kažkoks išgarinimas ten vyksta? Gal vyrinimas koks nors? O čia ką surinkam, noriu pasakyti, jie plaudavo tos rūbus? Gal kažkiek, neįsivaizduoju, neturiu supratimo. Ir vyrinimas gal, o čia tai gal kokia Čia tai tikrai skalbyklė, žinok, arba Čia griežyklė. griežykla gali būti. Ten atsumeta. Hospital laundry. Matai, ten sumeta rūbas į tą. Sustumai į vidų. Ta kartas pasikeliau, kad galėtų uždaryti dangtį. Ir tada skalbia. Mhm. O čia- Niekada. Va, čia griežyklė. Čia griežyklė. Turbūt. Tu pagalvoji, kad niekada mes nesam jokiam laivo viduje matę tokių dalykų. Tai žinoma, kad ne, nes nu kasgi tau rodys. Tai nerodo niekas tokių O dalykų. ten dar žiūrėk kažkokios mašinos. Čia irgi skalbimas tas pats, žinai. Mhm. Įdomi mašina kažkokia. Kaip ir gal skalbimo dar vieną. Sunku pasakyti. Labai. Bet va čia jau tikrai žinom, kas yra. Čia yra lyginimo patalpa. Tiesiog kambarėlis kažkoks, ar ne? Šaškės, šachmatai, kortos. Domino. Dartai. Ir biblioteka. Šičia vyriausia daktaro kajutė. Jis rūpužė rūkė savo kajutį. Pasižiūrėk, cigaretai padėti ant stalo. Kunigo kambariukas. Maldaknygė, šventas raštas. Irgi rūkė. Daktaro ir kunigo tualetas. Ir jų vonia. Laivo biblioteka. Nedidelė tokia mažutė. Ir tu dabar esi Daktarė. daktarė. Taip. Po pagrindinio. Taip. Nu, egzemplioriai čia įdomus. Laivo modelis. Santa Marija Manuela. Čia budinčios seselės kabinetas, kuri budi turbūt naktį prie ligonio. Esam vienoje iš kajučių ir vaikščiodami mes jau čia jaučiamės kaip iš tikrųjų, kaip kokiam jūroje, žinai, išplaukia. Todėl, kad tas laivas juda, Nuo bangų jis linguoja. jis juk vandenį stovi, tai čia normalu. Nežinau, ar išeis pamatyti tą vaizdą. Pabandykim. Ir supuoja mušinai. Jo. Supuoja. Jausmas, ką žinau. Dabar va taip promėkiai stovime atsirėmę, tai tikrai jaučias, kai jis linguoja. Ten tik tai, žinai, pro langą nufilmuot man pakankamai sudėtinga tokį dalyką. Tau reikia va šitą va stulpą tiesiai pagauti. Mašina va stovi. Dar ateik arčiau mane ir va čia va stulpas ir turėtų matytis tada. Sunku pasakyti. Jo, nes aš ir pats judu, žinai. Nu, bet vienu žodžiu, laivas juda. Čia dar to tokio efekto prideda. Vau.
Nes sakau, tikrai, vat vaikštom ir jau jaučiuosi, jau čia išeina toks kažkoks labai kaip išplaukęs. Dar vienas sužemėjimas. Aš visą laiką galvojau, nu, nejaugi tuos ligonius ten rankom nešiojo per šitą laiptinę. Štai paslaptis, liftas. Nu va. Ir operacinė čia. O tai ten ta mažytė buvo kažkokia tai nereikšminga. O čia jau rimta. Kokie prietaisai būdavo, ką? Palygink dabar kokios operacinės. Viršai rentgeno nuotrauką padaro, čia pačio jau operuoja. Dar žemyn į rūsį lipti. Va, žiūrėk, daktaram rankas nusiplauti, taip, kad nereikėtų nieko čiupinėti. Paspaudė į pedalą, vanduo bėga Taip, kad liktų sterilios rankos. Čia įrankių dezinfekcija visokia. Virinimai, ampulių, įrankių. Čia Laboratorija. laboratorija, taip. Susirinkimų kambariuke esam. Aptariam paskutinius įspūdžius. Kupini įspūdžių, iš tikrųjų, vau, Laivukas tikrai nustebino. labai, labai. Niekada net nesusimastydavau, kad gali tokie laivai būti. Kad buvo tokie. Laivas ligoninė. Ir dar plius ledlaužis. Dar jis atliko pašto darbą. Taip. Na, bet taip paštas kažkaip tai dar taip nesureikšmini tiesiog. Tikrai nustebino ir labai buvo įdomu. 10 balų laivui. Mūsų švaro skambutis. Jo, 10 balų. O São Rui traz as águas do Tejo para ganhar balanço e fazer-se amar. Passamos o barco dos pilotos, mandando Pedro. Grandinės. Karam įkelt. Tavo didžia propeleris. Ir čia lentelė yra apie jo galimybės ir jo svoris neblogas visai. Tai čia pasirodo studentų mokslo metų pabaigos šventė vyksta. Ne šiaip savo jie triukšmauja. Šaunuoliai. Vieną po kitos fūros važiuoja. Ir dar nesimato galo. Už mūsų metalinis elnias. Tai paskutinis mūsų taškas Portugalijoje, Miradoro de Servo.
Kitapus upės jau matom Ispaniją. Dar čia truputį pasižvalgom ir jau lendam į ją. Taip. Jau nakvosim Ispanijai šiandien už štai šios upės. Nežinau šios net pavadinimo. Nepasigilinau. Nu, vienu žodžiu, už šlapios upės. Tikrai šlapios. Rudolfas galėtų būti, ką? Galėtų. O, kalėdų senelio padėjėjas. Rudolfas. Nu. Už upės ispaniškas vaizdas ir ten tiltas, kuris veda iš Portugalijos į Ispaniją. Neužilgo ten būsim ant to tilto. Dar vienoje vietoje tokiai mažutai čia. Ir dabar jau tikrai iš čia paliksim Portugaliją. Supinių neradom. Tikriausiai jų čia ir nebėra. Už mūsų va šiek tiek matosi taip vadinami dangaus vartai. Čia kažkada tai stovėjusi koplyčia ir jos liekanos. Mes esam ant, vėl nebežinau, dvasios kalno. Nežinau. Mano labai gera atmintis, tik tai labai trumpa. Ir iš čia dar mums matas tas elnes, briedis ar kas jis toks. Elnias.